Dėkojame, broliai ir seserys, galite sėstis. Vyresnysis Kventinas L. Kukas iš 12 apaštalų kvorumo ves šį netrukus prasidėsiantį laidotuvių susirinkimą. Broliai, seserys ir draugai, dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų ir prisimenate mūsų brangaus draugo ir bendradarbio, prezidento Jeffrey R. Hollando, kuris mirė 2025 m. gruodžio 27 dieną šeštadienį, būdamas 85 metų amžiaus gyvenimą. Man didelė garbė dalyvauti šio mylimo apaštalo, kurį pažįstu nuo tada, kai prieš 65 metus tarnavome Anglijoje kaip misionieriai porininkai pagerbimo susirinkime. Nors džiaugiame žinodami, kad jis vėl susitiko su savo brangia žmona Pat, kuri mirė anksčiau nei jis 2023-aisiais, jo mirtis palieka mūsų netekties jausmu. Prezidentas Hollandas visą savo gyvenimą tarnavo viešpačiui įvairiose pareigose. Jis buvo pašauktas tarnauti viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų 1994 m. birželio 23, o prieš tai tarnavo visuotinių 70 įgaliotinių. Jis buvo atsidavęs tikėjimo ir švietimo puoselėtojas, tarnavo bažnyčios švietimo sistemos komisaru, Brigamo Youngo universiteto prezidentu ir Brigamo Youngo universiteto religinio švietimo kolegijos dekanu. Jis turėjo nepaprastą gebėjimą užmegzti ryšį su žmonėmis. Būdamas su Jeffrey Hollandu jauteisi ypatingas, mylimas ir vertinamas. Mums truks jo meilės kupino gerumo, užkrečiančios šypsenos ir galingo liudijimo apie Jėzų Kristų. Pirmoji prezidentūra, visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai, kartu su savo šeimomis ir bažnyčios darbuotojais, reiškia savo meilę ir užuojautą Hollandų šeimai. Meldžiamės už jus. Su dėkingumu atkreipiame dėmesį į ištikimus ir atsidavusius prezidento Hollando padėjėjus ir kitą personalą, kurie jam gerai tarnavo daugelį metų. Šeimos vardu reiškime nuoširdžią padėką visiems atsidavusiems ir gabiems medicinos specialistams, kurie padėjo prezidentui Hollandui. Dėkojame visiems, kurie vienaip ar kitaip suteikia šeimai paguodos. Taip pat dėkojame už pagalbą visiems, kurie taip stropiai dirbo ruošdamėsi šioms laidotuvėms. Prieš laidotuvės šeimos maldą sukalbėjo žentas Ulysses McKennas. Laidotuvių metu giedos šventyklos aikštės tabernakulio choras, diriguojamas Meko Vilbergo, vargonuos Richardas Eliotas ir Brianas Matiesas. Susirinkimą pradėsime bendrą choro ir susirinkusiųjų giesme Apstulbintas Jėzaus malonės.
Tada įžanginę maldą sukalbės prezidentas Todas Kristofersonas, antrasis patarėjas pirmoje in the prezidentūroje. first presidency. O Dieve, mūsų amžinasis dangiškasis tėve, šiandien susirinkome prieš tave pagerbti didį žmogų, mylimą apaštalą ir brangų draugą, Jeffrey R. Hollandą. Esame dėkingi už jo gyvenimą, už jo mokinystės pavyzdį. Esame dėkingi už tuos, kuriems jis padarė tiesioginę įtaką, ir milijonus, kuriems jis padarė netiesioginę įtaką, palenkdamas į gerą. Meldžiamės, kad jo atminimas išliktų ir kad užrašai apie jo žodžius bei darbus ir toliau laimintų, kilnintų, pakylėtų ir drąsintų daugybę tavo vaikų.
Meldžiame tavo palaiminimo, paguoda jo brangiai šeimai. Prašome, kad pateiktum savo dvasios, kuri būtų su jais, kad jie jaustų ramybę ir džiaugsmą, kurį išgyveno kartu su juo mirtingame gyvenime, laukdami šlovingo susijungimo, kurį prezidentas Holandas patyrė pastarosiomis dienomis. Meldžiamės, kad palaimintum visus, kurie dalyvauja šiuose laidotuvėse, kad jie galėtų kalbėti ar giedoti veikiami tavo dvasios. Ir labiausiai dėkojame tau už tavo sūnaus, tavo šventojo sūnaus Jėzaus Kristaus, apie kurį Jeffris Hollandas taip karštai ir iškilmingai liudijo dovaną. Esame dėkingi už jo neprilygstamą gyvenimą, už jo apmokėjimą ir svarbiausia, už prisikėlimą. Taip pat esame dėkingi už liudijimą ir tikėjimą prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu. Ir vėl, prašome tavo palaiminimo ir tavo šventosios dvasios, kad jį būtų su mumis šią paprastą šventą valandą Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar choras pamalonins mus giesme, pažvelkite į lelijas. Po giesmės mums bus malonu pasiklausyti prezidento Hollando vaikų minčių, Davido Hollando, Merės Ellis Maken ir vyresniojo Matthew Hollando. Po jų kalbų choras sugiedos giesmę Ateikite pas jį. Come unto him. Consider the lilies of
Thank you to this divine gift of a choir. My father loved this choir. And thank you to Elder Cook and to President Christofferson. My father loved this brotherhood. Among my earliest Tarp ankstyviausių ir ryškiausių mano vaikystės prisiminimų yra kasdienio didvyriškumo akimirkos. I recall a summer Prisimenu vasaros šeimos kelionę automobiliu, kylant vingiuotų kalnų keliu, su stačiomis nuokalnėmis vienoje pusėje ir duobėtų griovių lietaus vandeniu kitoje. Darydami staigų posūkį, nerimą keliančių greičiu, priartėjome prie mažo universalo, kuris buvo sustojęs itin pavojingoje vietoje. Pamenu, kaip tėvas sustojo, privažiavo atbulinę eigą, išlipo ir apžiūrėjo išsigandusius pagyvenusius keleivius. Juos nuramino, įsėdo į užgesusio automobilio vairuotojo vietą, mano broliui liepė stebėti, ar iš už posūkio net važiuoja jokie automobiliai ir, kiek pamenu, įjungęs neutralią pavarą, leido automobiliui riedėti į griovį ir įmynė sankabą. Variklis užriaumojo, tada pavažiavo atbulinė eiga, vėl išlėkė į kelią, atbulas kirto 2 eismo juostas, išvengė skardžio kitoje pusėje ir ramiai lyg koks automobilių parkavimo patarnautojas grąžino automobilį dėkingiems savininkams, anksčiau užgesusiam varikliui, dabar jau veikiant. Tai pamatęs priėjau prie vienintelės išvados, kurią tokiamis aplinkybėmis galėtų padaryti jaunas berniukas. Mano tėtis yra supermenas. Žinoma, senstant pradedi atpažinti savo herojų mirtingojo gyvenimo ribas. Kai tik tėvas imdavosi medžio darbų, net ir paprasčiausio lentynos kabinimo, mus tai linksmindavo. Kai jis paimdavo plaktuką, mes įpratome jam cituoti Doktrinos ir sandorų 24 skyriaus 9 eilutę. Laikinuosiuose darbuose tu neturėsi stiprybės, nes tai ne tavo pašaukimas. Išgirdus šią citatą, jo išraiškingos mėlynos akys sužibėdavo savikritišku humoru. Jis nekartą pasakojo, kaip jaunystėje nusprendė pasistatyti lauko laiptus ir įėjimą į mažą tėvų palėpę, į kurią anksčiau buvo labai sunku patekti. Tai buvo kilni mylinčio sūnaus mintis ir jis stengėsi iš visų jėgų. Tačiau jį pribloškė draudimo ekspertas, atvykęs įvertinti ankstesnių vėjo padarytų nuostolių kitoje namo dalyje. Jis skubiai pasikvietė mano senelę prie namo galo, parodė neseniai baigtą tėvo vasaros projektą ir pareiškė, kad negali tiksliai pasakyti, kas ten nutiko, bet akivaizdu, kad tai buvo vieta, kurioje buvo padaryta didžiausia žala. Man labai patiko ši istorija, nes ji tiek daug pasako apie mano tėtį, jo nepalaujamai optimistišką ryžtą daryti gerą aplinkiniams, pripažinimą, kad net ir geriausi ketinimai turi susigrumti su puolusio pasaulio gravitacinėmis jėgomis ir jo nuoširdų džiaugsmą juokiantis iš savęs. Pasirodo, net ir būdamas ribotas, o gal ypač būdamas ribotas, tėtis liko mano didvyriu. Bėgant metams, o dar visai neseniai, kaip ir šią savaitę, ėmiau vis labiau vertinti tai, ką Jeffris R. Hollandas reiškia daugeliu žmonių, kurie jį pažinojo daugiausia per jo viešą tarnystę. Manau, kad buvo savaičių, per kurias niekas nepriėjo prie manęs pasakyti, kad jo žodžiai pakeitė jų gyvenimą. Bet esu tikras, kad dar niekada nepriėjo vienas ištisas mėnuo be tokios pastabos. Ir aš niekada nepavargstu jo klausytis, nes tiesa ta, kad kaip ir daugeliui kitų jo viešos kalbos, taip pat galingai gelbėjo ir mano tikėjimą. Gydė mano žaizdas, atnaujino mano viltį ir padovanojo man supratimą apie atperkančią Kristaus meilę. Sėdėjau tose susirinkimuose, stebėjau tas konferencijas, jam kalbant, jaučiau tai, ką jautėte jūs. Vienas prasmingiausių akimirkų man yra tos, kai jo viešoji tarnystė ir tėviškas gerumas regis persipindavo. Pavyzdžiui, apsvarstykite keletą jo geriau žinomų kalbų, įskaitant tas, kuriuose jis gilinosi į savo mėgstamą palyginimo sūnaus Palaidūno istorijos gelmes.
arba plačiai cituojama jo kalba apie atperkantį ryšį tarp Jėzaus ir jo tėvo danguje, kurioje jis kalbėjo apie stoišką, daug ką atlaikusi tėvą, apkabinantį iš misijos grįžtantį vaiką, arba kalbą, kurioje aprašė sapną, kuriame jis skausmingai sužinojo apie kantrybės, auginant mažus vaikus svarbą. Jau seniai šias kalbas laikau vienomis brangiausių, bet tik neseniai pastebėjau esminę detalę, kuri jas jungia ir galbūt paaiškina jų ypatingą atgarsį mano sieloje. Suprantu, kad kiekviena iš jų remiasi tėvo, tiesioginė prasme bėgančio apkabinti savo vaiko vaizdiniu. Ar tai būtų budrus tėvas, meldžiantis už paklydėlių sugrįžimą, ar nekantrus tėvas, švenčiantis ištikimųjų atvykimą, ar ryžtingas tėvas, ieškantis vaiko, kuris kovojo su slegiančiomis aplinkybėmis. Šis tėvo, bėgančio link savo vaiko vaizdas, mano tėčio kalbose iškyla vėl ir vėl. Tai buvo daugiau nei vien literatūrinis motyvas. Šiame vaizde atsispindi ir mano tėčio požiūrio į tėvystę esmė ir jo nenugalimas liudijimas apie Dievo, kuris yra mūsų visų tėvas, charakterį. Sakau tai kaip vaikas, kuriam reikia pagalbas, pas kurį jis bėga tiek perkeltinė, tiek tiesioginė prasme. Jau anksčiau viešai kalbėjau apie naktį, kai mano tėtis nuvažiavo 1000 mylių, kad pasibelstų į mano duris mano išbandymų metu. Jei turėčiau laiko, galėčiau papasakoti dar apie 1000 akimirkų, kai jis išgirdo mano šauksmą ir atbėgo. Daugelis tų, kurie šiandien girdi ir mano balsą, žino jį kaip talentingą oratorį, elegantišką rašytoją, su mano vadovu ir atsidavusi tarnautoja. Jis buvo visą tai net neįtikėtino stulbinančių mastu. Ir jis buvo dar geresnis tėvas, kurio nuolat pasikartojantis tėvo bėgančio pas savo vaikus įvaizdis buvo ne tik graži pamokslo iliustracija, tai buvo pati mano pažinoto tėčio dvasia ir esmė. Tai buvo svarbiausias bendras mano motinos ir tėvo, šios galingos poros, lygiateisių tarnų, kurie nenuilstamai rūpinosi, kad jų vaikai žinotų, jog niekada nėra vieni, įsipareigojimas. Skubėdami mums padėti, jie nuolat tai darydavo, stengdamiesi atkreipti mūsų dėmesį į stiprybės šaltinį, daug galingesnį net už geriausius žemiškuosius tėvus, dangiškai tėvą, kurio išskirtinė savybė yra meilė savo vaikams. Tėtis labai norėjo, kad mes pasitikėtume Dievu, kurį jis taip gerai pažinojo, kuriam taip ištikimai tarnavo ir taip stipriai mylėjo. Jis mokė mus tą paguodą teikianti Dievą atrasti Jėzaus Kristaus gyvenime ir meilėje. Vieną iš mano mėgstamiausių kalbų jis užbaigė taip. Sunkiausių momentų visoje žmonijos istorijoje, su krauju pasirodžius iš kiekvienos poros ir sielvarto kupinų šūksnių lūpose, Kristus ieškojo to, kur ieškodavo visada, savo tėvo. Abba, sušuko jis, tėti. Tai tokia asmeniška akimirka, kad ją cituoti atrodo beveik šventvagystė. Sūnus, kenčiantis nenumalšinamą skausmą, tėvas, vienintelis tikrasis stiprybės šaltinis, abu jie laikosi tikslo kartu ištverti naktį. Mano žemiškasis tėvas, kuris ėjo su manimi per nesuskaičiuojamas ilgas tamsias naktis, galėjo su nepajudinamu užtikrintumu liudyti apie mylintį Dievą, apreikštą per Kristų, tokį Dievą, kokį Jėzus norėjo, kad matytume tėvę, kuris bėgo link abiejų sūnų paklydėlių, kai jiems jo reikėjo. Tokį Dievą, kuris, kaip neseniai pasakė vyresnysis Kyronas, nepaliaujamai ieško savo dukterų ir sūnų. Tokį Dievą, kuris visų pirma yra tėvas. Aš tikiu tokį Dievą, iš dalies todėl, kad turėjau tokį tėtį. Ir už tai mano dėkingumas jam ir už jį pranoksta mano žodžius. Apie Dievą, kuriam jis tarnavo ir mylėjo, liudijo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Yra tokia istorija apie mažą mergaitę, kuri vidury nakties išsigando.
Ant pirštų galų įžengusi į tėvų miegamąjį, ji tapšnojo tėvui per petį, kol šis pabudo ir sušnibždėjo. Tėti, man baisu. Žinau, kad Dievas visada su manimi, bet dabar man reikia žmogaus, kuris fiziškai būtų šalia. Jeffris R. Hollandas buvo šalia. Apčiuopiamas dieviškos meilės įrodymas. Kiekvieną mano 56 metų dieną. Kai buvau maža, bijanti naktimis užmigti viena, mano tėtis per didelis, kad tilptų į mano vaikišką lovelę, atsiguldavo ant mano miegamojo grindų ir uždėdavo koją ant lovos krašto. Pačiupdavau jį už kulkšnies, pėdos ar tiesiog už didžiojo kojos piršto ir laikydavau, kol užmigdavau. Pamenu, kartą maldavau jo neišeiti, kol kietai neužmigsiu. Jis pažadėjo. Bet paklausiau jo, kaip tu žinosi, kada aš miegu? Jis pasakė, aš tave pažįstu, viską apie tave žinau. Aš tai žinau vien iš to, kaip kvėpuoji, kai miegi ir esi rami. Jis visą gyvenimą atidžiai stebėjo, kaip kvėpuoju. Paauglystėje jis iš to, kaip laikydavo pečius, suprasdavo, ar jam reikia mane pakviesti pasivažinėti automobiliu, pasidalyti dubenėliu ledų, ar apkabinti mane, kol verkdavau. Kai užaugau, net ir kalbantis telefonu, jis išgirsdavo menkiausią mano balso virpesį ir pasiruošęs nuraminti, nebaigdavo pokalbio, kol nepajusdavau ramybės. Kad ir kokia būtų mano neviltis, baimė ar širdgėla, jo guodžiantis patarimas visada baigdavosi žodžiais: būk rami. Šiek tiek baugu ir vieniša būti paliktai šioje žemėje be žmogaus, kuris padarė pasaulį man saugų. Bet kaip gelbėtojas savo mokiniams paliko guodėją, dar didesnį už save, taip ir mano tėvas man paliko kai ką dar didingesnio nei savo fizinis buvimas. Jis paliko man liudijimą apie gelbėtoją Jėzų Kristų, kuris yra mano didžiausias paguodos ir ramybės šaltinis ir ryšį su juo. Mano tėvas mylėjo Jėzaus Kristaus Evangeliją ir bažnyčią, kuri jas skleidžia šioje žemėje, visa liepsnojančia savo būties ugnimi. Jei mano mama su meile įdegė liudijimą apie Evangeliją mūsų širdise, jis išdegino tai į mūsų sielas. Jo aistra Jėzaus Kristaus bažnyčiai buvo giliai įsišaknijusi jo kaulų čiulpuose. Kai jis laikydavo mano veidą savo rankose, įsmeigdavo į mane žvilgsnį savo airiškai mėlynomis akimis ir liudydavo man apie gelbėto meilę, aš tiesiog neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik tikėti. Jo įsitikinimas buvo užkrečiantis. Jei ir yra rašto ištrauka, kuri galbūt geriausiai apibūdina mano tėvą, tai ta, kurioje kalbama apie pranašą Eterą. Ir jis pradėjo pranašauti žmonėms, nes jo nebuvo galima sulaikyti dėl jame buvusios viešpaties dvasios. Nes jis šaukė nuo pat ryto net iki saulėlydžio, ragindamas žmonės tikėti Dievą, sakydamas jiems, kad viskas įvykdoma tikėjimo. Todėl kiekvienas, kuris tiki Dievą, gali tikrai viltis geresnio pasaulio. Taip, būtent vietos Dievo dešinėje. Ši viltis kyla iš tikėjimo ir tampa inkaru žmonių sieloms. Jeffris R. Hollandas buvo vilties apaštalas. Jis tikėjo Jėzaus Kristaus išpirkimu ir tuo, kad per jį ir dėl jo viskas išsispręs. Jei ne šiandien, tai rytoj. Jei ne rytoj, tai kitą mėnesį ar kitais metais. Ir jei ne šiame gyvenime, tai kitame. Jėzaus Kristaus apmokėjimo pažadas yra tai, kad viskas bus gerai. Tad laikykitės iš visų jėgų, kol tai įvyks ir kad ir kas be nutiktų, neapleiskite bažnyčios, kuri gali jūs atvesti pas jį.
Mano tėtis sugebėjo padėti silpniesiems, pakelti nusvirusias rankas ir sustiprinti nusilpusius kelius. Bet tai nebuvo todėl, kad jis pats galėtų atlikti tą pakelimą ir sustiprinimą. Tai buvo todėl, kad tėtis pažino palaikančias pasaulio atpirkėjo galias ir jo aistra buvo perduoti šias žinias visiems, kurie yra silpnos širdies. Jis buvo pašauktas būti ypatingu Kristaus vardo liudytoju visame pasaulyje ir buvo juo praktiškai kiekvienoje tautoje ir šalyje. Bet svarbiausia, jis buvo tas liudytojas 3 jį mylėjusiems vaikams ir 13 jį dievinusių anūkų. Norėčiau pasakyti vieną dalyką Jeffrio R. ir Patricijos Terry Hollandų anūkams ir žinoma kiekvienam šios bažnyčios nariui. Nors tai labai liūdna diena šiai šeimai. Yra tik vienas dalykas, kuris galėtų padaryti šią dieną tikrai liūdną amžinąją prasme, jei nusigręžtume nuo Jėzaus Kristaus Evangelijos, kurią jūsų seneliai paskyrė savo gyvenimą. Vienintelis būdas sudaužyti jų širdis – tai palikti tiesos ir šviesos šaltinį, kuris stengdamiesi mums parodyti, jie gyveno ir mirė. Dabar atėjo laikas kiekvienam iš mūsų perimti savo estafetę ir tęsti, nešant tikėjimo ugnį. Kurią jie įžiebė kiekviename iš mūsų. Tai sakau mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus, kuris pakels mūsų pavargusias rankas ir sustiprins mūsų silpnus kelius, kol vieną didingą ir šlovingą dieną galėsime pulti į jo meilės glėbį vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Apie garsų britų socialinį reformatorių Williamą Wilberforce'ą buvo sakoma, kad jo buvimas šalia buvo toks pat pražūtingas tiek nuoboduliui, tiek amoralumui. Aš tai skaičiau prieš daugelį metų ir knygos paraštėje parašiau tėtis. Mano tėvas buvo nenugalima teisumo jėga. Jo unikalios draugystės, intelekto, kalbos ir linksmumo dovanos nuginklavo ir pritraukė praktiškai visus, kurie patekdavo į jo akiratį. Taip pat savo raštų paraštėje Enoso 1.26 eilutėje parašiau tėtis, toje vietoje, kur Enosas sako, aš skelbiau Evangeliją per visas savo dienas ir tuo džiūgavau labiau negu pasaulio dalykais. Savo pasaulinio lygio talentus mano tėvas galėjo lengvai panaudoti pasaulinio lygio garbei ir turtams. Vietoj to, per visą savo karjerą jis skyrė praktiškai viską, ką turėjo. Tas legendinės dovanas bei laiką, stulbinamą darbo etiką ir nuožmų ryžtą tam, kad atvestų žmonės pas Jėzų Kristų ir jo bažnyčią. Išskyrus laiką praleistą su mylima žmona ir vaikais, niekas jam nesuteikė tiek džiaugsmo. Padėkos dėl jo įtakos liejasi iš visur. Dėkojame visiems, kurie prisijungė prie mūsų šeimos, gedėdami ir dalydamiesi patyrimais, kaip jos pakeitė jo draugystė, meilė ar kažkas, ko jis jų mokė. Štai dar vienas. Kaip daugelis žino, prieš 2,5 metų mano tėvas mėnesį kovoja už savo gyvybę intensyvios terapijos skyriuje. Vieną rytą jis pabudo 4 valandą ryto iš troškulio ir paprašė sulčių. Jaunas budintis slaugytojas greitai sureagavo. Mano tėvas išgėrė sultis ir tada, prieš aušrio tamsoje, vos sąmoningas, kankinamas skausmo ir didelio silpnumo, ėmė klausinėti slaugytojo apie jo praeitį ir gyvenimą.
Po kelių minučių pajutau, kad vyksta kažkas svarbaus ir asmeniško. Ir išėjau. Po kurio laiko slaugytojas išėjo iš kambario verkdamas. Paklausiau, ar viskas gerai, slaugytojas pažvelgė man į akis ir tarė, privalau grįžti į bažnyčią. Po tokios patirties, kaip galėčiau kitaip elgtis? Per pastarosius 2,5 metų vėl ir vėl stebėjau, kaip prezidentas Holandas įveikė visus savo didelius asmeninius fizinius iššūkius, kad kitiems neštų meilę, juoką ir Jėzaus Kristaus šviesą gyvenimą keičiančiais būdais. Šis paskutinis ir galbūt pats žaviausias jo gyvenimo skyrius buvo meistriškumo pamoka, kaip būti Jėzaus Kristaus mokiniu visada ir visame ir visur. Tai taip pat primena, kad net pranašai ir apaštalai šiame gyvenime neapsaugoti nuo sunkumų ir nusivylimų. Galima būtų manyti, kad toks geras, toks drąsus, toks galingas karalystės darbe žmogus turėtų tikėtis lengvesnės, sėkmingesnės ir ilgesnės tarnystės pabaigos. Jei prezidentas Holandas kada nors taip ir manė, jis niekada to nesakė. Per 30 mėnesių inkstų nepakankamumo, vakarinių dializių, kojas paralyžuojančios neuropatijos, deginančio peties artrito ir pasunkėjusio kvėpavimo, nė kartą negirdėjau jo garsiai skundžiantis, kad jautėsi, jog Dievas neteisingai su juo pasielgė. Vietoj to jis dėkojo Dievui ir ragino pasitikėti Dievu dažniau ir karščiau nei kada anksčiau. Kartą tai buvo pasakyta per palyginimą. Tai buvo sekmadienio vakaras. Mudu su žmona Paige ir pora mūsų vaikų ką tik baigėme nuostabų pokalbį su juo pagal Ateik ir sek paskui mane. Aptarėme Mormono knygos skyrius, kuriuose Alma ir jo ištikimi pasekėjai sužinojo, kad net kai jie gyvena teisiai klestėdami, viešpats kartais mato esant tinkamą drausminti savo žmonės, taip jis tikrina jų kantrybę ir tikėjimą. Tie geri žmonės tada patyrė didį sunkų lamanitų valdymo išbandymą ir galiausiai iš jo išvaduojami. Mums baigiant, mūsų tėvas pasidalijo štai kuo. Vaikai, kartą gyveno darbštus ūkininkas, kuris stengėsi viską daryti teisingai. Jis niekada nedirbo sekmadieniais, visada mokėjo 10, reguliariai tarnavo kitiems su gerumu ir dosnumu, tačiau atėjus spaliui jo rudeninis derlius buvo menkas. Tuo tarpu jo kaimynas buvo tuščiagarbis ir pasaulietiškas žmogus. Jis dirbo kiekvieną sekmadienį, išvaistydavo kiekvieną uždirbtą dolerį. Abejotinais keliais įsigijo papildomų žemių. Vis dėlto atėjus rudeniui pasaulietinis ūkininkas džiaugiasi gausiu derliumi. Pasaulietis. Iš tuštybės pasaulietis ūkininkas tuo gyrėsi prieš savo vargšą kaimyną. Šioje istorijos vietoje mano tėvo balsas nutrūko ir jo veidu pradėjo riedėti ašaros, kai jis pasakė, teisusis ūkininkas atsakė, Dievas neapmoka savo sąskaitų spalį. Kad ir kokias kitas dorybės turėjo mano tėvas, didžiausias jo visą apimančios teisios įtakos šaltinis buvo jo tikėjimas. Gilus, tvirtas įsitikinimas, kad Jėzus Kristus visada ir amžinai yra neįsivaizduojamai dosnus ir uoliai jo ieškantiems atlygina. Niekas, absoliučiai niekas negalėjo jo įtikinti, kad Dievas yra kas nors kita nei būsimų gerybių vyriausiasis kunigas. Ir kad sugrąžintoji evangelija yra tikrai laimingų pabaigų evangelija, ypač tiems, kurie stengiasi iš visų jėgų laikytis įsakymų, priimti kunigystės apeigas ir gerbti savo amžinąsias sandoras. Toks tikėjimas yra tai, ko mums visiems labiausiai reikia, ir tai, kuo jis labiausiai norėjo dalytis. Todėl jį pagerdamas užbaigiu savo tvirtų liudijimu, kad Jėzus Kristus yra gyvas.
Žinau, kad jis šiandien stovi, kaip prisikėlusi esybė, nugalėjusi mirtį ir nuodėmę. Taip, įvykdydamas savo šventą vaidmenį mūsų dangiškojo tėvo dieviškame išgelbėjimo plane. Todėl taip pat žinau, kad 2025 gruodžio 27-ąją 3 valandą 15 minučių nakties Jeffrey Hollandui labiausiai to nusipelnusiam žmogui, kokį tik esu pažinojęs, prasidėjo laimingiausia pabaiga. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame visiems dalyviams ir tiems, kurie paruošė pastatą bei pasirūpino daugybę su laidotuvėmis susijusių detalių. Taip pat reiškime padėką Šventyklos aikštės tabernakulio chorui, jo dirigentams ir vargonininkams už nuostabią muziką. Paskutinį šiame susirinkime kalbės mūsų mylimas pranašas, prezidentas Dalinas Auksas. Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme Duok man dar šventumo. Pabaigos maldą sukalbės prezidentas Henris B. Airingas, pirmasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Po maldos prašome likti savo vietose, kol šeima išeis iš Šventyklos aikštės. Matysite tai monitoriuose. Pranešame, kad laidojimas įvyks St. Džordžo miesto kapinėse 2026 m. sausio 1 dieną ketvirtadienį 11 val., kur kapą pašventins vyresnysis Matthew S. Hollandas. Ačiū dar kartą, kad esate su mumis. Mano brangus broliai ir seserys, liūdžiu dėl prezidento Jeffrio R. Hollando mirties. Kartu su jumis mėgavausi dvasios išsiliejimu, klausydamasis kalbų ir muzikos, kurią girdėjome. Jeffris R. Hollandas buvo mano brangus draugas, meilė ir mokytumu pasižymėjęs apaštalas. Mūsų bendradarbiavimas švietimo ir bažnytinės tarnystės srityse prasidėjo daugiau nei prieš 50 metų. Mūsų bendradarbiavimas viešpatės darbe buvo ilgas ir kupinas meilės. Mūsų profesinė ir bažnytinė lyderystės buvo glaudžiai susijusios. Pirmaisiais mano prezidentavimo Brigamo Youngo universitete metais pasamdžiau jį iš bažnyčios valdybos darbuotojo pareigų dirbti Brigamo Youngo universiteto religijos koledžo dekanu. Aš buvau jo prezidentas, o jis mano mokytojas. Naujasis Brigamo Youngo universiteto prezidentas turėjo daug ką pakeisti. Norėjau užtikrinti, kad moteris profesorės galėtų dėstyti pagrindinį Mormono knygos kursą. Ir taip pat norėjau užtikrinti, kad ištikimi dėstytojai kituose universiteto koledžuose galėtų daryti tą patį. Nei vienas iš šių pokyčių nebūtų buvęs įgyvendintas be jo vadovavimo, kartu su mano iniciatyva ir palaikymu. Po 4 metų dekanas Hollandas buvo paskirtas bažnyčios švietimo komisaru. Tada jis buvo vadovas, o aš buvau vienas iš jo prezidentų. Dar vėliau jis pakeitė mane Brigamo Youngo universiteto prezidento poste. 1994 metais pašauktas į 12 kvorumą, jis tapo mano apaštališkuoju kolega, o aš buvau vyresnysis jo apaštalas kvorume. Paskutiniuose mūsų pašaukimuose tapau jo prezidentu, bet visą tą laiką jis liko mano mokytoju. Netrukus po pašaukimo į 12 kvorumą vyresnysis Hollandas išleido puikią knygą apie gelbėtoją, Kristus ir naujoji sandora. Šį leidinį jis kukliai apibūdina kaip labiau panašų apmąstymą apie šventuosius raštus nei į mokslinį darbą. Mormono knyga aiškina, jis yra mūsų religijos sąvoros akmuo. Pirmiausia todėl, kad tai yra išsamiausias ir aiškiausias liudijimas apie viešpatį Jėzų Kristų.
Jos aukščiausias tikslas – atkurti visuotiniai Dievo šeimai tą esminį žinojimą apie Kristaus vaidmenį, išgelbėjant kiekvieną vyrą, moterį ir vaiką, kurie dabar gyvena, kada nors gyveno ar dar gyvens žemėje. Jo knygoje yra šis asmeninis patikinimas kiekvienam iš mūsų. Kristus ėjo tuo pačiu keliu, kuriuo pašaukti eiti visi mirtingieji. Tad jis žino, kaip mums padėti ir sustiprinti mus sunkiausiais mums laikais. Jis žino pačias giliausias ir asmeniškiausias mūsų nešamas naštas. Jis nusileido žemiau visų tokių bėdų, kad galėtų mus iš jų iškelti. Nėra gyvenime tokio sielvarto, širdgėlos ar liūdesio, kurio jis nebūtų mūsų labų iškentęs ir pakėlęs ant savo paties narsių ir gailestingų pečių. Citatos pabaiga. Prezidento Holando viso gyvenimo mokymosi slypintis asmeninis ir nuoširdus patikinimas suteikia atsakymo į mūsų jautriausias mintis apie žemiškas silpnybės. Štai vienas profesoriaus Jeffrio R. Holando kaip instituto mokytojo Sietle, Vašingtono valstijoje apibūdinimas. Cituoju. Kai aš kaip misionierė paklausiau mažiau aktyvios narės, kada paskutinį kartą jį jautė bažnyčios tikrumą, jie apsiašarojo ir pasakė, kad tai buvo seniai, kai jį lankė institutą Vašingtono universitete. Ji pasakė, kad jos mokytojas buvo vyras vardu Jeffris Holandas. Ir kai tik jis kalbėdavo, ji jausdavosi mylima, jausdavo dvasią ir žinodavo, kad viskas, ką jis sako, yra tiesa. Ji pasakė, nežinau, kas jam nutiko, bet jis buvo pats geriausias. Citatos pabaiga. Taip, sesutė, jis vis dar geriausias. Šis faktas pastebimas daugybėje komentarų internete, reaguojant į pranešimą apie jo mirtį, kuriuos skaičiau. Štai keli pavyzdžiai. Šis viešpatės apaštalas buvo pats nuolankiausias, dvasingiausias žmogus. Jis kalbėjo tiesą nuostabiai, lengvai suprantamu būdu. Mano tikėjimas Jėzumi Kristumi stiprėjo tik dėl jo pavyzdžio. Jo žodžiai daugelį metų man teikia daug vilties. Ir dar vienas pavyzdys. Man patiko jo energija viešpaties darbe ir meilė žmonėms, kuriems jis tarnavo. Koks nuostabus žmogus. Citatos pabaiga. Tie mokymai man priminė daugiau nei prieš 100 prezidento Džordžo Kennono pasakytus paguodos žodžius. Jis pasakė, cituoju. Mirtis nekelia baimės teisiajam. Kaip malonu apmąstyti išėjimo tų, kurie buvo ištikimi Dievo preikštai tiesai. Tokių žmonių išėjimas nesukelia jokios širdgėlos, niūrumo ar nepaguodžiamo liūdesio. Jo pasiuntiniai yra šalia jų, kad supažindintų juos su tais, kurie yra kitoje uždangos pusėje. Citatos pabaiga. Prieš kelis mėnesius mudu su prezidentu Holandu įrašėme vaizdo įrašą, skirtą Brigamo Jango universiteto 150-mečiui paminėti. Daug žmonių sureagavo į prezidento Holando buvusio Brigamo Jango universiteto prezidento žodžius. Jis pabrėžė dvasinę Brigamo Jango universiteto pareigą, apibūdindamas jį kaip universitetą įkurtą remiantis įsitikinimu, kad studentai yra Dievo vaikai. Tęsiant citatą, tai universitetas. Mes ten atvykstame mokytis ir siekti diplomų, nuo meno iki zoologijos. Tačiau visa tai turi pagrindą ir temą.
kad tai yra Dievo vaikai. Mes turime juos mokyti visą amžinybę. Citatos pabaiga. Prezidentas Holandas taip pat pritarė jo, cituoju, tvirtai paramai sporto programoms. Nemanau, kad Amerikoje yra mokslo įstaiga, kuri turėtų tokį glaudų absolventų palaikymą ir ryškę paramą sportui, kokią Brigham Young universitetas turi visur. Citatos pabaiga. Jis pridūrė, kad tai grindžiama jo lojalumu, standartams ir trenerių ir personalo įgūdžiais, bei jų vis aukštesnių statusų ir poziciją nacionalinėme tų dalykų vertinime. Kai buvo paskelbta apie prezidentą Holandą mirtį, sulaukėme lavinos pagyrų už jo užimamą poziciją ir žodžius bažnyčios ir universiteto temomis. Štai požiūris, kurį pateikė dabartinis misijos prezidentas, anksčiau užėmęs žinomas pareigas žiniasklaidoje. Cituoju. Prezidentas Holandas drąsino visus, kurių tikėjimas vyravo. Kai iškyla problemų ir klausimų, tikėjimo paieškų, nepradėkite kalbėdami apie tai, kiek daug neturite. Jo žodžiai visada atrodė kylantis iš užuojautos, autentiškumo, užsitarnautos atjautos ir nuolankumo. Jo polinkis užuojautai pavertė jį nenugalimą jėgą ir nepakeičiamų draugų. Buvo lengva suprasti, kad ten, iš kur jis kvietė savo klausytojus išeiti, jis pats buvo buvęs anksčiau. Jo žodžius iš naujo skaitys draugai ir pasekėjai, o ateinančios kartos atras juos iš naujo. Citatos pabaiga. Štai dar viena reakcija, kurią perskaičiau elektroninėje žinutėje nuo kito gerbėjo, kuris apmąsto vyresnio Holando poveikį jam, kai, kaip jis sako, ilgas nukrypimas atitraukė mane nuo viešpatės ir jo bažnyčios. Tas vyras rašo. Esu dėkingas, kad gyvenau laikais, kai galėjau girdėti jo žodžius, jaučiau jo meilę ir per jo mokymus priartėjau prie Kristaus. Kaip ir daugelis kitų, viliuosi, kad vieną dieną būsiu vertas prisijungti prie jo, sesers Holland ir visų tų, kurie mylėjo tėvą, sūnų ir visus Dievo vaikus. Toje nepaprastos ir niekada nesibaigiančios ramybės bei laimės būsenoje. Citatos pabaiga. Mano broliai ir seserys, prezidentas Jeffris R. Hollandas paliko ryškų pėdsaką, mielus prisiminimus tų, prie kurių prisilietė, apie savo įtaką ir nepamirštamą liudijimą apie Dievą. Prisidedu prie jo ir kitų šiame susirinkime taip įspūdingai išsakytų liudijimų. Mano liudijimas yra apie Jėzų Kristų, šios bažnyčios vadovą, mūsų gelbėtoją ir išpirkėją, mūsų amžinojo tėvo viengimį sūnų ir šios bažnyčios vadovą. Ir tai darau tvirtai mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Our beloved Heavenly Mūsų mylimas dangiškasis tėve, we have been blessed beyond šią šventą valandą buvome palaiminti, our fondest pranokstant visus mūsų lūkesčius. in this sacred hour. Heavenly Father, we're so Dangiškasis tėve, grateful. esame labai dėkingi, Have even known kad galėjome pažinoti, and served mylėti ir tarnauti kartu thy Son, su tavo sūnumi Jeffrey. Jeffriu R. Hollandu. We're grateful for him. Esame dėkingi už jį, dangiškasis tėve, Now a blessing. ir dabar meldžiame palaiminimo, His kad jo įtaka, jo tikėjimas, many acts jo daugybė tarnystės darbų tęstusi continue to bless for generations ir laimintų church of thy per Son, ištisas kartas tavo sūnaus Jėzaus Kristaus bažnyčioje ir šeimose. oh bless us Dangiškasis tėve, to remember palaimink mus, all that kad prisimintume viską, learned from ko iš jo išmokome. and Heavenly Father Ir dangiškasis tėve meldžiame, his family kad palaimintum jo šeimą. that they may feel Palaimink juos, kad jie galėtų jausti jo artumą his concern ir rūpestį neslopstant. and Heavenly Father Ir dangiškasis tėve taip pat meldžiame, kad visada always remember prisimintume his jo tobulą testimony liudijimą of thy Son apie tavo sūnų Jėzų Kristų and how much ir kaip we appreciate vertiname, kad jis padėjo mums labiau mylėti tavo sūnų. and pray that it Ir meldžiame, grow kad tai stiprėtų ir kad mes prisimintume jį and his teaching ir jo mokymus mums, that we would be kad strengthened in our love būtume for thy Son Jesus Christ. sustiprintume savo meilę tavo sūnų Jėzui Kristui ir tau. O dar kartą, tėve, dėkojame tau už palaiminimus, For the hope už viltį and peace which ir ramybę, kurią dabar jaučiame. in the name of thy Son. Tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Susirinkusiųjų prašome atsistoti, karsto nešėjai užimti savo vietas. Kai karsto nešėjai ateis į savo vietas, Holando šeimos nariai lydės juos link išėjimo jūsų kairėje. Susirinkusiųjų prašome likti savo vietose tol, kol šeima išvyks iš šventyklos aikštės.